Šiandien sekmadienis. Matas, Miškas ir aš. Stengsim leisti gerai laiką miške. Išsikepsim kokį lašinio gabaliuką. Kavytės išsivirsim, pasėdėsim, pakalbėsim. Bus smagus laikas su sūnum. Va, čia mūsų kelionė ir prasideda. Brisim. Būtų gerai įlipti į kalniuką pirmą. Tėvukui duok rankų, bagitegi galiu nuverst. Bus įdomu. Va, sakau, matau, kas čia per puodus paliko, kasgi čia pamiršo. O čia pasirodo, sako, tėvai, tugi nežinai. Sako, čia paukščius lesina. A va, iš kur čia žinosi viską. Nu, įdomi diena laukia. Bandom perlipti upę. Didžiulę. Sako, tėvai, tu atsargiai, bagaliai lūžt, tavo svoris gali net laikyti šitos upės ledo. Bandom. Nu, bandom lyst, prasideda, sakė, Matas, įdomumai. Eisim pro visokius miškus, brūzgynus. Nu, ką darysim, nu. Matai, jūs čia duobių pridarė šitų? Ne, čia stirnos miega. Va, kas? Įrodymas, o čia va. O, įrodymas yra dar, va, kokių tai pupelių primėtyta. Tai va, kas nežinot, ir eisit miške, pamatys tokias vietas, tai žinokit, kad čia stirnaukės. Nu, žinok, jeigu bus vilkas, kokia miška, nu, Tiesiog, jeigu bus vilkas ir meška, tai sakė, nu tiesiog, tėvai, tu į vieną medį, aš į kitą medį. Nu, čia radom, kažkas bandė darytis kažkokios stovyklavietės, tik tai naudota varžtai. Prie medžių prisukta, matai, ar taip galima daryti? negalima. Negražu, galima ir kitokiais būdais kažkaip sutvirtinti, palikta, tie patys keliai vaikščiodami gali susižeisti. Žodžiu, nelabai gražu ir nelabai kultūringa. Žiūrim ant medžių, vat yra tokie dalykai, tai net nematęs aš, bet čia, kaip suprantu, yra žvėrių apgraužta. Va, tokie visokie dalykėliai. Nu, įtariu, šitą žiemužę davė reikaliukų. Sudėtinga tiem gyvūnėliam buvo. Pilna, visi medžiai, taip žiūriu, pažymėta, apgraužta. O, davai. Opa. Sako, tėvai, palabiškiai, nu aš pasivaikščiosiu ir žiūriu, kad jau nėra Mato, nerandu. Suraskit Matą kur nors. Padėkit. Net čia sudėtinga pamatyti jį realiai. O ką reiškia? Uniforma, eglės miškas. Nu, įdomu, kiek šitam galingam medeliui metų, kuris jau savo atstovėjo ir nuvirto. Storas baisiai. Toks. Matau, Matai, kad laikas jau susirast mum stovyklavietę. Žmogus jau metuose, reikia kavos man pasidaryti, pailsėti. Kažkur reikia prisiglaust, surask vietą gerą, gerai? Gerai. Man rodos, Kur apsistosim? Čia. O, Kur ir briedis. Kur briedis buvo apsistojęs, žiūrėk, kiek ten vėl vietų pridaryta. Vėl rudų pupų pilna. Bet tokios riebesnės, čia išgulėta. Ir žodžiu, toliau vėl nueit. Nu, smagu. Gyvūnijos, kaip matom, pilna miške. Kaip suprantu, išsirinkai vietelę. Čia ką darysim? Pjausiu šitą medį ir reikia išsivalyti biškis sniegą. Pasiruošim vietą, ne? Ok, ruošiam. Kas čia per įrankiai pas tave? Ir civiliam pjūklas. Jo, labai patogus. Man į žvejybą reikia tokio pačio, žinok. Tai turėk omeny, kai bus tėvo diena, tai jau dovaną gali išrinkti. Va, paprasta. Olio, tikrai geras įrankis. Let's go. O, ok.
Nu, kadangi mes laiko turim ribotai, tai malkas pasiruošėm iš anksto. O dabar eisim kursim lauželį, kepsim dešralį, nu va taip ir leisim smagiai laiką. Aš jau savo dirbu, o tu ką čia? Va, pažadinai biškutį vaikutį, reikia tėvukui poilsio, pamiegoti reikia. Nu gerai, eisiu aš tada dirbti. Labanak daryk, tu kur laužą, kai skava, tada aš atsikelsiu. Tačiau matai kaip menininkas. Ne, tiesiog darau kaip reikia. O, tai ir mane išmokinsi laužą kurti. O tai įpratėme šiandien dujinių elektrinių viryklių gamintis maistą. O reiktų gamtoj kažką susimeistravat, reiktų sukt galvytę. O, bus skanu, čia kažkas gardu, kepsim, virsim. Kaip tu čia vaikelį tik prisidėjęs? Visko, ko reikia. Bandysi su žiežirba? Jo. O tai žiežirba iš kur man gau dabar tokią, kad turėčiau žvejybai? Iš armijos ir civiliam. Visko tu iš tos armijų civiliams. O tai tu matai, reiks ir man apsilankyti. Tebūnė ugnis. Nu, tu vaikas ir gabus, biskutį. A ne, ir tik ne visas ant tėvų būsi. Gal, panašiai. Lauželį turim. Bus ir šilta. Ir turėsim ant ko gaminti maistelį. Turiu kavos, tėtis labai norėjo. Ir sau dar pasiėmiau ir arbatos, ir cukraus, ir visko ko reikia. Vanduo jau beveik užvirė. Ir laikas padaryti kavą ir arbatą. Karamelę kažkokią čia kvepia. O savo vietinės arbatos pasiimsiu. Nu va, turėsiu ir aš arbatos. Tėti, kelkis, jau kava padaryta. Kas? Kava padaryta. O, vaikeliuk. Ar tik ne mano karamelinė? A, žinai, ko tėčiui reikia. Jo. Liuks. Taigi, kas geria skanę kavą, o kas Arbata. skanę arbatą. Tai jau mėgojamės grynu gaiviu oru gamtoje. Rekomenduojam ir jum išlysti. Sau dešrelę išsikepsim, tėčiui lašinį reikės iškepti. Čia dėsiu ir turėtų išsikepti. Nu, tėčiui lašinukų iškepsim. Nu va, ruošim pietus, o dargi nepabaigiam savo gėrimų. Nu jūs pažiūrėkit žmonės, kaip skaniai kepa viskas. Valgysim? Valgysim. Nu jūs pažiūrėkit žmonės, kaip skaniai kepa viskas. Valgysim? Valgysim. Pietus va paruošti. Nu, matuli, tu čia ir pasistengi. Žodžiu, mes einam pietaut, mūsų tikslas kaip ir pasiektas. Praleistas puikus laikas gamtoje, kava išgerta, arbata išgerta, papietaujam ir keliaujam namučio. Ate, iki kitų kartų. O kad būtų saugiau ir kad niekam nieko nepakenkt, reikia laužo su sniegu.